Jei kam nors atrodo, kad naujausio OnePlus 15 modelio šūkis įjung galią išjung ribas yra perdėtas, matyt jo dar nebandė. O mes išbandėme ir galiu pasakyti, wow. Akumuliatorius, tai net ne dramblys, tai brontozauras kambarį. Baterijos talpa 7300 mAh. Dvigubai daugiau nei prieš kelis metus turėjo flagmanai. Telefono nugarėlė. Specialiu būdu padengta keraminė danga, ji yra itin tvirta, dailiai matinė, labai švelni prisiliesti ir visiškai netraukia piršto ant spaudų. Bendrai telefono dizainas man labai patiko. Lakoniškas, paprastas ir tuo pačiu metu solidus. IP69K atsparumas vandeniui ir dulkėms. Tai reiškia, kad telefonas ne tik gali panirti į vandenį, jis atlaiko aukšto slėgio karšto vandens šiurkšles. Plius mygtukas po rodomuoju pirštu. Meniu jam galima priskirti vieną iš daugelio funkcijų, bet labiausiai žavi pagrindinė dirbtinio intelekto MindSpace. Štai ką galima su ja nuveikti. Pavyzdžiui, aš planuoju kelionę į Lenkiją. Naršau internete, randu viešbučius, restoranus, vietas, kurias galiu aplankyti. Visą tai, ką matau ekrane, fiksuoju spausdamas plius mygtuką. Kai turiu pakankamai informacijos, iškviečiu Gemini ir paprašau jo suplanuoti man 3 dienų kelionę į Lenkiją, naudojant MindSpace surinktą turinį. Beje, prašyti geriau angliškai, taip bus parengtas detalesnis planas. Kol kiti gyrėsi 120 Hz ekranais, šis 6,78 colių AMOLED yra 165 Hz dažnio. Super sklandus. Telefone sukasi galingiausias Snapdragon 8 Elite Gen 5 procesorius ir dar 2 procesoriai be jo, iš kurių vienas atsakingas tik už prisilietimų sklandumą. Be to, tiek vidinė, tiek RAM atmintis yra pačios greičiausios, kokios įmanomas. Kameros Hasselblad variklį pakeitus Detail Max sulaukė įvairių vertinimų, tačiau man jų veikimas visai patiko. Labai greitas autofokusavimas, ypač asmenukų kameros. Tačiau smagiausia naudotis dirbtinio intelekto redagavimu. Pavyzdžiui, pasidarai nevykusią asmenukę ir jeigu turi pakankamai savo nuotraukų telefono atminti, jisai pats gali parinkti gražiausią veidą tam kadrui. Arba bet kurią judančią nuotrauką paversti sulėtinto vaizdo filmu. Vartotojo sąsaja Oxygen OS 16 galimybių čia tiek, kad valandos neužtektų. Yra net režimas padedantis, kad nepykintų naudojantis automobilyje. Milžiniškos galimybės nustatant, kas bus rodoma atvėrus valdymo centrą ir visko dar tiek daug, kad aš neturiu tiek laiko. Išsiaiškinsite įsigiję telefoną. Telefonas dar turi ir nuostabų žaidimų režimą, kurį galima aktyvuoti bet kurio žaidimo metu. Ten labai daug nustatymo galimybių. AI Play Lab programėlė. Jinai išverčia, iššifruoja ir net iliustruoja patį nesuprantamiausią restorano meniu. Gali bet kurią nuotrauką paversti bet kokiu vaizdu ar piešiniu ir iš nuotraukos padaryti smagų video. Pašokim! Telefoną gali įsigyti Tele2, pats atrasti dar daugiau jo galimybių ir realiai išjungti ribas ir įjungti galią.